Alijavimas apsaugo medieną nuo atplaišų susidarimo, skeldėjimo ir blukimo. Ji tampa atspari lietaus ir saulės poveikiui. Naudodami spalvotą aliejų, terasos išvaizdą galite priderinti prie aplinkos. Prieš alijuojant, seną terasą reikia kruopščiai nuplauti. Taip nuvalysite ankstesnio impregnavimo likučius, purvą ir dumblą. Tuo pačiu atnaujinsite ir dezinfekuosite paviršių. Naudodami šepetį su rankena, paskirstykite valyklį THPS po visą terasą ir palikite 15–30 minučių. Kruopščiai nušveiskite arba nuplaukite vandeniu, naudodami aukšto slėgio įrangą. Leiskite paviršiui pilnai išdžiūti. Medienos aliejaus tarą statykite ant popieriaus lapo, kad išvengtumėte dėmių. Vienu metu alijuokite po 2–3 lentas. Naudokite pakankamą aliejaus kiekį ir gerai jį įtrinkite į medieną. Šepetys prailgintų kotų jums padės atlikti darbą greitai ir sklandžiai. Po 10 minučių nusausinkite paviršių sausa šluoste. Leiskite paviršiui pilnai išdžiūti. Alijuoti dangą galite ir tam skirtą mentelę. Alijavimo procesas vyks sparčiau, bet to mentelę pasieksite plyšius tarp lentų. Pravartu turėti dažų vonelę. Supilkite aliejų į vonelę, suvilgykite mentelę aliejuje ir nusausinkite perteklių. Aliejų tepkite plonų sluoksnių ant kelių lentų vienu kartu. Jei reikia, po 10 minučių nusausinkite paviršių sausa šluoste. Leiskite aliejui pilnai išdžiūti. Aliejaus pakuotės šonus nuvalykite ir sandariai uždarykite kitam naudojimui. Panaudotas šluostės pamirkykite vandenyje ir išmeskite. Įrankius išvalykite su specialiu skėdikliu arba įrankių valikliu penselipesu. Nuo šiol paviršius bus lengvai prižiūrimas. Greitai nuvalysite susidariusias dulkes ar kitus nešvarumus.